Pradžioje noriu atsiversti, pradėdamas pakartoto įstatymo 26 skyrių ir perskaityti keletą eilučių. Ir pakartoto įstatymo knygoje 26 skyrius, nuo 10 eilutės mes skaitom tokį tekstą. Štai dabar aukoju pirmuosius vaisius to žemės, kurią tu viešpatie man davėjai. Palik auką viešpatie savo Dievo akivaizdoje ir pagarbink jį. Ta patį raginimą, jeigu kalbėti apie aukas, apie derliaus šventę, apie pirmųjų vaisių šventę, mes randam ne vieną kartą šventajame rašte. Dar vienas toks raginimas yra Išėjimo knygoje užrašytas 23 skyriuje 19 eilutėje, kur yra viešpats paraginimas arba nuostata įvardinta tokia: pirmuosius vaisius atgabenk į viešpatie savo Dievo namus. Ir tai buvo Senajame testamente, tai buvo Dievo tokia nuostata, arba toks įsakymas, kad tauta nepamirštų, kas duoda jiems visą tai, kuo jie gali džiaugtis. Ir toliau po šito visų žodžių eina raginimas džiaugtis, tu ir Levitas, ir visi, kas tavo namuose, nes viešpats laimina tave. Tačiau, žinote, mes gyvename Naujajame testamente. Ir visa tai, kas buvo Senajame testamente, mes žinom, kad tai didelė dalimi yra provaizdžiai mums. Ir šiandieną tuos pirmuosius vaisius aš noriu paskaityti iš Romiečiams laiško, Romiečiams 8 skyriaus 23 eilutės. Žiūrėkit, čia randame tokį tekstą. Ir ne tik ji, kalbam apie kūrinyje, bet ir mes patys, turintys pirmuosius dvasios vaisius. Ir mes dejuojame, kantriai laukdami įsūnijimo mūsų kūno atpirkimo. Taigi, pirmieji vaisiai gali būti ne tik tai, ką mes šiandien matome, bet tai, ką mes turime iš tikrųjų atnešti, arba kas turi iš tikrųjų užaugti mūsų gyvenime. Tai yra pirmieji dvasios vaisiai. Pirmieji vaisiai, jie labai svarbus, mes juos taip pat turėsime, kaip Senajame testamente turime raginimą padėti atnešti vaisius į viešpaties savo Dievo namus ir pagarbinti jį. Taip aš tikiu, jog paskutinę dieną, ir galbūt ne tik paskutinę, bet ir kiekvieną dieną, mes pagarbinam jį atnešdami vaisių savo dvasioje. Ir kaip svarbu, kad mums iš tikrųjų būtų, kaip mes esam pirmieji vaisiai iš toje žemėje, kaip mums svarbu iš tikrųjų bus tada, kai stovėsime prieš viešpatį, turėti ką padėti, turėti kuo jį pagarbinti, turėti tuos vaisius savyje, kad tai, kas padėta čianais, tai auga nepriklausomai nuo mūsų. Tačiau tie vaisiai, kuriuos mes turime atnešti, mūsų dvasios vaisiai, tai truputį kiti dalykai. Tačiau vieną dalyką aš randu bendrą tarp šito Senojo testamento provaizdžio, kurį mes šiandieną taip pat prisimename ir kuris tarnauja mums dėkingumui Dievui, ir tarp šventosios dvasios auginamo vaisiaus mūsų dvasioje aš randu vieną bendrą bruožą arba vieną bendrą dalyką. Ir vieniems ir kitiems užaugti reikalinga kažkokia jėga. Reikalinga kažkas, kas juos užaugina. Reikalinga kažkas, kas veikia ir tuos vaisius subrandina. Ir aš galvau, kas iš tikrųjų veikia, dėl ko tie vaisiai auga. Kas apsprendžia tai, jog žmogaus širdyje yra vaisius dvasios arba nėra. Ir mes žinome, apie kokius vaisius kalbame. Dėl visa ko, kad mes galėtumėm prisiminti, galbūt kažkas jau yra primiršęs, noriu atsiversti laišką Galatams 5 skyrių ir perskaityti nuo 22 eilutės. Bet dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymams. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Taigi štai kokius vaisius mes turime turėti, arba pirmuosius dvasios vaisius, apie kuriuos kalba laiške Romiečiam apaštalas Paulius, juos vardindamas toliau laiške Galatams. Ir žinot, aš galvoju, kokia jėga tais vaisius atneša. Kaip ta jėga veikia, kaip tą jėgą priimti ir kaip toje jėgoje pasilikti, kad tie vaisiai mumyse subręstų. Ir
aš tokią mintį turiu savo širdyje, kad ta pati jėga, kuri veikia, brandindama vaisius, per tuos vaisius ir pasireiškia. Per tuos vaisius ir reiškiasi, per tuos vaisius jinai ir tampa matoma. Ir kad pamatyti šitus dalykus, noriu atsiversti laišką Efeziečiams, 5 skyrių 19 eilutę. Žiūrėkite, čia yra tokie, 5 skyrius 9, atsiprašau, 9 eilutė. Čia yra tokie žodžiai užrašyti. Nes dvasios vaisius reiškiasi visokiojopų gerumu, teisumu ir tiesa. Ir tie dalykai greičiausiai, kad, arba aš esu įsitikinęs savo širdyje, kad tie dalykai ir brandina mumise vaisius, dvasios vaisius. Gerumas, teisumas ir tiesa. Kada mes pasiliekame, arba kada šitie dalykai, arba šitos jėgos veikia mumise, per šventojoje dvasioje, nes tai šventoji dvasia. Būtent tai ir subrandina mūsų vaisius, per kuriuos tai ir yra matoma. Tai yra gerumas, jeigu žiūrėti į jo prasme, tai yra švelnumas arba palankumas, teisumas, aš jo daug šiandieną neliesiu, tai iš principo arba iš esmės turi savyje tokią tapatumo idėją, tapatumo mintį. Teisus žmogus tas, kuris yra tapatus su Dievu. Teisus Dievo akivaizdoje tas, kuris tapatus, tas, kuris elgėsi tapačiai, kurio veiksmai yra tapatus Dievo veiksmams, kurios mintys yra tapačios Dievo mintims, kurio širdis yra ta pati Dievo širdžiai. Toks žmogus yra teisus. Ir šitą prasme neša žodis teisumas. Ir trečias žodis, kurį šiandieną noriu truputį pasilikti jame, tai yra tiesa. Tiesa. Ir tiesa tai yra tai, kas pabrėžia priešingybę apgauliai, rodo į prigimties autentiškumą ir tikrumą. Tiesa tai, kas iš tikrųjų veikia arba kame Dievo jėga veikia žmoguje. Taigi, kalbant apie jėgą, kuri brandina vaisius, užduokim savo klausimą, kaip ta jėga veikia realiai, kaip jinai turi manyje pasireikšti, kaip ta jėga matoma, kaip padaryti taip, kad tie Dievo veikimas manyje būtų tikras. Žmonės įvairiai supranta tą jėgą arba įvairiai ją interpretuoja, įvairiuose dalykuose juos bando ieškoti. Vieni suvokia Dievo jėgą, kuri veikia neždama šitą dvasios vaisių žmogaus viduje arba žmogus brandina jos veikime dvasios vaisių, jie suvokia kaip emociją. Jie suvokia kaip pergyvenimą, jie suvokia kaip kažką, ką aš pajaučiau, reiškia aš stiprus. Jeigu aš noriu stiprus būti, jie taip mano, aš turiu taip jaustis. Ir tam yra sukurti ištisi mokymai, kaip įkalbėti save, savijautai pasiekti, jog aš esu stiprus. Kaip įkalbėti save arba įtikinti save, kad jeigu viešpats su manimi, tai kas yra prieš mane, jog manęs nenugalės, jog kalavijas nukaltas man nepakenks ir taip toliau ir taip toliau. Ir žmonės galvoja, kad jeigu jie jaučiasi stiprus, tai jie ir yra stiprus. Tai reiškia, Dievo jėga veikia juose. Bet aš su šita nuomonė arba šitų požiūrių nesutikčiau. Nes tai toli gražu neatitinka realybės. Galima jaustis kaip nori, tačiau jeigu tu pakliūsi į vietą, kur ateina ar tsunamio banga arba uraganas, jauskis tu kaip nori. Tavo savijauta nepadės tau išvengti akistatos su realybė. Dar nei vienam nepadėjo. Yra kiti dalykai, kurie padeda, bet tik tai nesavijauta. Kiti mato Dievo jėgos veikimą arba ieško Dievo jėgos veikimo nepriklausomame nuo žmogaus antgamtinėme Dievo veikime. Ir jie sako, anksčiau bažnyčia buvo pilna Dievo jėgos, dabar bažnyčia yra stokojanti Dievo jėgos. Ir kaip jie mato tą skirtumą arba pagal ką jie įvertina skirtumą, o jie įvertina pagal antgamtinį Dievo veikimą, kuris nepriklauso nuo žmogaus valios arba nuo žmogaus dalyvavimo tame, jo pastangų. Pavyzdžiui, ima tokį pavyzdį, gali būti prisiminkite apaštalų darbuose, kai Filipas pakrikštijo eunuchą ir staiga parašyta, kad dvasia paėmė jį ir nunešė ir perkelė kažkur. Petras buvo surakintas, atėjo angelas ir išvedė jį iš kalėjimo. Ir jie tame mato Dievo jėgą. Ir jie šiandienos bažnyčioje taip pat ieško tokių antgamtinių Dievo pasireiškimų, nes sako, jeigu jie yra, tai bažnyčia yra stipri. Jeigu jų tokių pasireiškimų Dievo tavo gyvenime nėra, tai tu neturi Dievo jėgos savo gyvenime.
Ir reiškia, jeigu aplink mane stebuklai, aš galiu pasigirti, arba kasdien mane lydi stebuklai, lydi kažkokie antgamtiniai reiškiniai, lydi kažkas, į ką aš orientuojuosi ir ką aš rodau kaip jėgos buvimą Dievo mano gyvenime, aš jaučiuosi stiprus. Jeigu šito staiga nebelieka, staiga žmogus atrodo silpnas sau. Ir jisai daugelis pradeda kurti šitą jėgos iliuziją, prisigalvodami arba sutapatindami įvairiausius atsitikimus su Dievo dalyvavimu ir bandydami įrodyti, kad būtent tame pasireiškia antgamtinė Dievo jėga. Visuose atsitiktiniuose įvykiuose, kurį supa tą žmogų. Tačiau iš tikrųjų šitas dalykas, jis taip pat nėra teisingas. Tai nesusiję su stiprumu arba su ta jėga arba su tai, kas neša vaisių. Prisiminkim Jobą. Dievas nuo jo atsitraukė, ant gamtinio Dievo veikimo nebuvo. Šėtonas apsupo jį iš visų pusių, jis sunaikino viską, ką jis turi, sunaikino jo sveikatą, sunaikino jo regimus visą dalykus, kuriuose lygtais matė ant gamtinį Dievo veikimą. Tačiau jėgos, kuri buvo Jobe, jis nepalaužė. Jobas netapo silpnas viešpatie, jis atnešė vaisių. Ir mes skaitom tas vaisius, vienas iš kur metom Jobui yra kantrybė. Taigi tie antgamtiniai veikimai, negalima pasakyti, jog tai apsprendžia yra Dievo jėga ar jos nėra. Dar kiti žmonės mano, jog Dievo jėgos veikimas tai yra poetinė metafora. Jog realiai tai tik tai religinis slengas, o gyvenime reikia vadovautis kitais dalykais arba remtis kitomis jėgomis, kurios iš tikrųjų realios arba tikros šitame pasaulyje. Bet ir tai nėra tiesa, nes mes žinom, kad Dievo jėga jinai iš tikrųjų yra reali. Taigi, kaip veikia Dievo jėga manyje? Kas savyje pergyvena Dievo jėgą? Kaip jūs ją matot, kaip jūs ją suvokit, per ką jinai veikia jūsų gyvenimą? Kaip jinai ateina ir ką jinai daro ir per kokius dalykus? Mes žvelgiam į šitą pasaulį ir suvokiam, kad viskas yra Dievo jėga sukurta. Viskas jo jėga laikoma. Nieko nėra, kame nebūtų matoma jo jėgos. Bet tai, ar veikia manyje? Ar Dievo jėga per kūrinyje manyje veikia? Ar būtent per šitus vaisius aš nešu vaisių Dievui? Ar per tai, kad aš kvepuoju, ar per tai, kad aš vaikštau, kaip manyje gyvenime pasireiškia Dievo jėga? Ir žmonės dažnai susidūrę su sunkiomis aplinkybėmis savo gyvenime staiga pamato, jog jie silpni. Jog tai, kas pasaulis laikosi, visi atomai vienoj krūvoje sujungti taip, jog sudarytų įvairiausias medžiagas, niekaip nepadeda man būti stipriam. Dievo jėga per tai manyje neveikia. Aš nesu stiprus. Vaisių nesimato. Noriu pasakyti pagrindinę mintį. Aš turėsiu labai trumpinti. Jeigu Viešpats man padeda, nes norisi daug pasakyti, bet pabandysiu sudėti viską labai į pagrindinės tezės. Dievo jėga žmogaus gyvenime arba žmoguje veikia per tiesą. Tik tais per tiesą. Visa kita, ką jūs matote, gali būti matoma ar suvokiama kaip Dievo jėgos pasireiškimas, ir tai ir yra Dievo jėgos pasireiškimas, bet jumyse, manyje, Dievo jėga veikia tik per tiesą. Kitaip niekaip. Kitaip aš neturiu savyje jokios Dievo jėgos, jeigu aš nepriimu tiesos. Kitaip Dievo jėga manyje neveikia, kurdama manyje, arba atnešdama tuos dvasios vaisius, performuodama mane, pakeisdama mano vidinėme žmoguje, sukurdama naują žmogų manyje pagal jo atvaizdą ar pavidalą. Iš manęs darydama naują žmogų, tokia jėga neveikia. Aplamai, bet kokia Dievo atgimdanti jėga, kaip žmogus atgimsta iš aukšto? Žmogus atgimsta iš aukšto per tiesą. Per racionaliai suvoktą, protų priimtą tiesą. Kada žmogus priima tai, kad Dievas sako, jog tai yra tiesa. Kada jisai su tuo sutinka visą savo širdimi, visą savo esybę, jisai tai su tuo nesiginčina atvirkščiai, jisai paveda save arba nusilenkia prieš tai. Per tiesą, kurią jisai priima, pradeda veikti Dievo dvasia jame. Prasideda procesas, kurį mes vadiname atgimimu iš aukšto. Noriu
atsiversti 1 Petro laišką, 1 skyrių, 22 eilutė. Žiūrėkite, nuskaidrinę savo sielas dvasia klusnumu tiesai, dėl neveidmainiškos brolių meilės karštai ištyros širdies mylėkite vieni kitus. Jūs esate atgimę ne iš pranykstančios, bet iš nenykstančios sėklos kaip gyvų ir amžinai pasiliekančių Dievo žodžiu. Dievo žodis yra tiesa. Kada žmogus priimas protu, suvokia, supranta, sutinka su tiesa, kada jisai priima Dievo tiesą į savo gyvenimą, pradeda veikti jame Dievo jėga. Kitaip niekaip. Jeigu žmogus priima emociškai troškimą arba džiaugsmą, jog jam dabar viskas bus gerai, priima pažadą, jog Dievas turi jam planą jo gyvenimui, jog jisai juo pasirūpins, jog jisai jį aprūpins, priima šitą dalyką į savo širdį, niekas gali neveikti, nes Dievo tiesos, o tiesa kame yra, jog jis yra nusidėjėlis, jog jam reikia atleidimo, jog jam reikia ne kažką gauti iš Dievo, bet jam reikia susitaikyti su Dievu. Jam reikia amžino gyvenimo, jam reikia nuplovimo Jėzaus krauju, be jo jis pražuvęs. Nesvarbu, ką jisai gaus, jis prapuolęs, jis neturi jokių šansų. Jeigu žmogus šitos tiesos sąmoningai nesuvokia, širdimi ir visų savimi nepriima, jis net gims iš aukšto. Neįmanoma, kiek emocijų gerų jis beturėtų, kokia sloga jam bepraeitų, kaip jis benustotų šlubuoti. Jis net gims iš aukšto. Nes atgimstama tik tais Dievo žodžiu, per Dievo žodį. Jisai, Jokūbas sako savo laiške, 1 skyriuje 18 eilutėje, jisai štai ką sako. Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtumėm tarsi jo kūrinių pirmieji vaisiai. Jis pagimdė mus tiesos žodžiu. Taigi, tiesa, kad mes galėtumėm turėti Dievo jėgą ir atnešti vaisius, mums svarbu, kad mes būtumėm tiesoje. Kad mes pasiliktumėm tiesoje. Nes tik gyvendami tiesoje mes galim atnešti vaisių Dievui. Niekaip kitaip. Jeigu pats prisiminsite 1 psalmę, aš dėl laiko stokos neskaitysiu, ten parašyta, palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė bedieviai, nestoja nusidėjėlių kelią, nesėdi kartu su apjuokėjais, bet dieną ir naktį mąsto apie jo įstatymą, jo pasimėgimas tenais. Žiūrėkit, ten yra palaiminimai ir žmogaus gyvenimas. Ir paskui kas vyksta tame žmogaus gyvenime. Jisai bus kaip medis pasodintas prie vandens, kurio lapai nevysta, kuris neša vaisių. Jisai bus kaip tas, kuris iš tikrųjų turi jėgą atnešti vaisius. Ne šitus vaisius atnešti prie scenos ir padėti. Mes esam, tai yra tik simboliai, tai yra tai, už ką mes dėkingi Dievui. Bet mes savo vidumi iš tikrųjų turim atnešti kaip padėką pirmuosius dvasios vaisius. Tai daug svarbiau. Tai dėl ko mes gyvename. Ir jeigu mes pasiliekame tiesoje, mes galim tai padaryti. Kad pasilikti tiesoje, reikia turėti arba atsižvelgti į 2 dalykus, arba suprasti 2 dalykus. Pirmas dalykas, tai suprasti tiesos prigimtį, kas yra tiesa. Suvokti teisingai, kas yra tiesa. Kaip bebūtų keista, šitas piloto klausimas iki šiol yra gyvas. Ir iki šiol žmonės nesuvokia, kas yra tiesa. Ir antras dalykas, kurį mes turim suprasti, kaip mums elgtis su tiesa. Kaip mums su jie elgtis, ką mums daryti. Žmonės suvokia tiesą kaip konceptą, kaip supratimą, kaip filosofinę kategoriją kažkokią. Žmonės mąsto, jog tiesa tai yra tai, ką jie sugeba suprasti. Kaip supratau, kaip sugebėjau paaiškinti, tai mane įtikino ir tai, kas mane įtikino, yra tiesa. Ir tų filosofinių koncepcijų yra be galo daugybė. Žmonės mano, jog tiesa tai yra jų produktas. Tai, ką jie sugebėjo išmastyti ir atrasti. Ir tai ir yra tiesa. Bet tai visiškas
arba neteisingas supratimas, kuris netgi pradinėme etape nematant skirtumo, nes galbūt jis supranta iš tikrųjų teisingai, bet neteisingas supratimas toliau dėsta koskyrą. Nuo gyvenimo tiesoje iki gyvenimo visiškame rūke, kada žmogus nesupranta, kas su juo vyksta. Jeigu pasakyti trumpai, tiesa yra objektyvus Dievo realybės atspindys. Tiesa yra tik atspindys, objektyvus atspindys Dievo realybės. Tai nėra proto rezultatas mūsų. Tai nėra tai, ką mes sugebame išmastyti. Mes galim tik savo sugebėjimais Dievo duotais pažinti tiesą. Bet jokių būdų nesukurti jos. Mes negalim sukurti tiesų, nes tiesa yra tik atspindys. Tiesa atspindi realybę, Dievo realybę taip, kad mes sugebėtumėm ją suprasti. Bet tiesos, kurią Dievas daro mums žinomą apie save arba kurią mums atveria, mes nesugebėtumėm suprasti Dievo realybės, nes mes su ja niekaip nesusiliestumėm. Mes per maži, mes netobuli, mes nusidėję, mes niekaip nesuprastumėm Dievo realybės. Tiesa yra objektyvus Dievo realybės atspindys, duotas mums taip, kok mes suprastumėm teisingai, kas yra Dievas. Jeigu jūs pasižiūrėsite trumpai, aš dabar neversiu, bet Jono Evangelijos 14 skyriui 6 eilutė viešpats pasako, kaip pažinti tėvą. Jono Evangelija 1 skyrius 14 eilutė sako, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jėzus buvo praktinė tiesos išraiškos forma. Jis praktinė tiesos išraiškos forma buvo tas, kuris mes per jį galėjom suprasti objektyvę realybę, kaip jis atspindėjo objektyviai. Koks yra Dievas, kokies yra iš tikrųjų šitas pasaulis, kas yra tikra ir kas ne. Ir šiandieną 119 psalmė, 138 eilutė yra pasakyta, kad apie jo žodinės tiesos formą arba ta atspindys yra Dievo žodis, kuris yra čia užrašytas. Tiesos išraiškos forma yra jo žodis. Žinote, tiesa yra neatskiriama Dievo prigimties dalis. Tiesa yra ne tai, kas iš mūsų išeina, bet kas išeina iš Dievo. Kaip saulė šviesa ir diena yra apšviesta. Ir ta šviesa yra jos prigimties dalis. Tokia yra saulė, tokia jos prigimtis, taip jinai sukurta. Ir tai kaip prigimties dalį, kaip tai, ką mes matome, kas atspindi tą realybę, arba kas iš tikrųjų mes suprantam yra saulė, rodo, tai yra šviesa, kurią mes šiandieną turime. Lygiai taip pat tiesa yra Dievo prigimties dalis. Visos tiesos arba visa tiesa, kur yra čia, yra Dievo prigimties dalis. Tai neatėjo iš žmogaus, nesugalvota žmogaus, neatrasta žmogaus. Tai yra Dievo prigimties dalis. Toks, koks jis yra. Ir būtent šioje tiesoje veikia jo jėga. Kaip saulės prigimtis duoda mums šviesą, kartu ir šilumą. Ir šitoje vietoje auga viskas. Veikia jėga, vyksta gyvenimas. Mes nemirštame. Visa tai, kas gyva, egzistuoja. Užgesink saulę ir ką mes galėsim sukurti. Jokia šviesa mūsų sukurta negarantuos arba neduos jėgos, kuri suteiks gyvybę viskam arba palaikys gyvybę viskam, kas čia yra. Mes galim pristatyti atominių elektrinių, sukurti daug lempų, padaryti daugybę dalykų, bet tai neduos gyvenimo, neišlaikys gyvų tų padarų, kuriuos viešpats paleido čionais gyventi. Lygiai taip pat, bet kuri mūsų susikurta tiesa neneša savyje Dievo jėgos. Jinai neturi savyje nieko, kas yra tikra. Ir jeigu mes gyvenam savo susikurtų tiesų pasaulyje, arba mes turime savo tiesą, mes neturim Dievo jėgos. Neįmanoma. Taigi tiesos prigimtis yra tokia. Tai nėra filosofinė kategorija, dėl kurios galima ginčytis. Tai yra Dievo prigimties dalis. Tiesa turi keletą savybių. Ar aš turiu dar laiko? Kiek? Pirma,
tiesa yra amžina. Jinai niekada nesikeičia, jinai visada buvo ir visada bus. Tiesa nesutverta. Tiesa nėra kūrinys. 119 psalmė apie tai kalba, 89 eilutė. Antra jo savybė yra nepriklausomybė. Tiesa nesikeičia nuo jokios įtakos. Tiesos neįmanoma pakeisti. Jos neįmanoma vienas tiesos pakeisti kita. Jinai nesikeičia. Mes tiesą galim pakeisti tik tais melu. Ir apie tai skaitom romiečiams laiške, pirmame skyriuje, kad Dievo rūstybė apsireiškia už kiekvieną žmogaus neteisybę, kai tiesą jie užgniaužia neteisumu. Tai galima padaryti. Bet tiesos kita tiesa nepakeisti, nes tiesa yra tik viena. Nes Dievas yra tik vienas. Jos negalima pakeisti. Veiksmingumas. Tiesa anksčiau ar vėliau atliks savo darbą. Jinai nereikalinga, kad mes už ją kovotumėm. Už tiesą nereikia kovoti. Tiesa nereikalauja, kad jinai būtų ginama žmonių. Mes galim kovoti už tikėjimą, kad mūsų tikėjimas nesusviruotų mūsų broliuose ir seseryse. Mes galim kalbėti jiems tiesą meilėje, tiems, kurie nepriima žmonėms, netgi tiems, kurie yra pavadinti rašte eretikais. Mes galim kalbėti jiems tiesą meilėje, romiai, tikėdamėsi galbūt viešpats duos jiems atsipeikėti nuo pinklių, kurios velnės laiko juos pavergęs savo valiai. Bet tiesa nereikalinga, kad pati tiesa, jos nereikia ginti. Jinai paprasčiausiai yra. Jinai yra Dievo atspindys. Jos nepakeisi, net jei visas žemės parlamentas susivienys į vieną kažkokį politinį organą ir nuspręs, jog dabar yra kitaip. Nieks nesikeis. Žmonės patikės melu, bet tiesa liks kokia buvusi, jos neįmanoma pakeisti. Izaijo 55 skyrius 10 eilutė viešpats kalba apie savo žodį. Jis sako, mano žodis negrįžta tuščias, jis atliks darbą, kuriam yra siųstas. Tiesos veiksmingumas neišvengiamas. Jo negalima sustabdyti, jo negalima. Už tai viešpats kalba tiems žmonėms, kurie priėmė Dievo žodį. Jis sako, kad su Dievo karalystė yra kaip su sėjėju, kuris beria į žemę sėklą. Ir jisai valgo, ar geria, ar miega, jisai nežino, kaip, bet sėkla auga. Nes tiesos veiksmingumas yra viena iš jos prigimtinių savybių. Kada mes pasiliekam tiesoje, Dievo dvasia veikia. Jeigu mes turim neteisingą santykį su tiesa, mes net nešime vaisių. Mes neturėsim nei ramybės, nei kantrybės, nei meilės, nei susivaldymo, nei gailestingumo. Nieko. Jeigu mes turėsim neteisingą santykį su tiesa, nes tiesa neveiks. Žinot, aš girdėjau vieną gerą pavyzdį. Žmogui išrašė vaistų. Ir jisai gėrė tuos vaistus ir neturėjo efekto. Jis atėjo pas gydytoją pasipiktinę, sakydamas, jog man šitie vaistai neveikia, man tik blogiau. Bet pasirodo, kad juos negerti reikėjo. Tai yra leidžiami vaistai. Juos reikėjo leisti. Kai jie yra geriami, jie neturi tokio efekto. Taigi, žiūrėkit, su tiesa yra galbūt kažkiek panašiai. Kada mes neteisingai naudojamės tiesa arba neteisingai turim santykį į tiesą, mes tas pats, kas su tais vaistais, jie gali neveikti. Nes mes sukūrėm savo sąlygas, kuriuose įsivaizduojam, jog viskas turi būti. Taigi, teisingas santykis su tiesa. Pirmas dalykas, kad turėti teisingą santykį su tiesa, ją reikia suprasti. Tiesą reikia suprasti. Mes šnekėjome, kad žmogus atgimsta tada, kada supranta, kada Dievas atveria jam protą, kada jis ateina prieiškimas, kada jis ateina suvokia staiga, aš nusidėjėlis. Be šito supratimo nieks neišsigelbėjo. Tiesą reikia suprasti. Jeigu norim turėti teisingą santykį su tiesa, turėti Dievo jėgą savo gyvenime, reikia suprasti. Tam reikia galvoti. Paprastas dalykas. Žinot, aš susidūriau su vienu labai įdomiu tokiu dalyku žmonių pasaulyje. Žmonės nelinkia galvoti. Jie nenori galvoti.
Jiems nepatinka galvoti. Jiems patinka, kai jiems duoda gatavą atsakymą ir dar su spec efektais. Tada jie patenkinti. Bet patiems susigalvoti, patiems galvoti nepatinka. Bet negalvojant tiems, kurie nelinkia arba nemėgsta galvoti, aš turiu liūdnų žinių. Jūs niekada, mes niekada net nešim vaisiaus Dievui. Pastoriai yra tam, kad mokytų bažnyčią galvoti. Kad mokytų bažnyčią galvoti teisingai. Nes reikia ne tik galvoti, bet galvoti teisingai. Efeziečiams 2 skyrius 3 eilutė, 1 Tesalonikiečiams 5:12. Aš jau užsirašiau šitus dalykus Romiečiams 12:1, bet neskaitysiu dėl laiko stokos patys, pasitikrinkite. Taigi, pirma sąlyga tokia - suprasti tiesą. Antra sąlyga - mes turime būti įsitikinę. Mes turime būti įsitvirtinę toje tiesoje. Danieliaus draugai prieš įkaitintą krosnį. Labai geras pavyzdys. Pasižiūrėkite, kaip jie atsakinėjo 3 skyriuje karaliui. Kodėl jie tokie buvo įžūlūs? Netgi pasakyti, ar per drąsūs mano akimis. Jie kalbėjo labai kategoriškai ir be jokio atsiprašymo. Nes jie buvo įsitikinę tiesa. Jie tikrai žinojo, kad tai, ko jie tiki, yra tiesa. Jie visų savimi, savo protu, jie turėjo argumentus tam pagrysti. Jie turėjo pasirinkimus, kuriuos jie išvardino. Ir jie pasakė, jog mes tavo dievų negarbinsim. Pažiūrėkite, Kristus dykumoje, kada šėtonas įgundė. Kada viešpaties dvasia jį nuvedė į dykumą ir piktasis įgundė. Jisai buvo įsitikinęs kuo? Dievo žodžiu kaip vieninteliu realybės atspindžiu. Kada šėtonas bandė jam duoti kitokią realybės versiją, kitokį scenarijų, kitokius dalykus, jo tikėjimas nesusvyravo, nes jis buvo įsitikinęs tiesa, tai yra Dievo žodžiu kaip vieninteliu realybės atspindžiu, kaip tai, kas iš tikrųjų atitinka realius dalykus, visa kita netikra, visa kita iliuzija. Kada piktasis jam žadėjo įvairiausius dalykus, jisai sakė ne. Bet ne dėl to, jog jam labiau patiko vienas negu kitas. Ne dėl to, jog jisai jautėsi emociškai stiprus. Ne dėl to, jog jis turėjo ant gamtinių kažkokių tai pasireiškimų, kuriuose buvo sustiprintas, jog Dievas su juo. Ne. Jo įsitikinimas rėmėsi vieninteliu dalyku ir pačiu svarbiausiu - tiesa. Yra tikrovės atspindys. Ir tiesa yra Dievo žodis, kurį jisai citavo. Jis daugiau nieko nesakė. Neteisingas požiūris į tiesą, jisai yra sąlygotas kelių problemų, kurias noriu trumpai išvardinti. Pirma, žmonės, kurie niekada nesuvokia tiesos kaip realios jėgos. Jie niekada nepatirs tiesos arba Dievo jėgos veikimo savo gyvenime. Jie nesuvokia tiesos kaip realios jėgos. Pasižiūrėkit, pavyzdžiui, pilotas. Prieš jį stovėjo tiesa. Realus arba akivaizdus Dievo realybės atspindys. Jo akivaizdoje jisai užduoda klausimą, kas yra tiesa, tačiau nelaukia atsakymo, bet nueina toliau daryti tai, ką jisai yra suplanavęs. Kodėl? Nes jisai įsitikinęs, jog tiesa neturi jokios realios jėgos. Jog jo reali jėga yra politiniuose sprendimuose. Kaip realiai išspręsti situaciją, kaip išvengti problemų, kaip valdyti šitą provinciją, visa tai susiveda į karinę jėgą, į administracinę jėgą, į politinę jėgą. Finansinę dar. Viskas. Va čia yra realūs svertai. Į tai reikia orientuotis ir koncentruotis. Ir tai reikia remti savo gyvenimą. Ir tai įtakoja sprendimus. Tiesa neturi jokios jėgos. Jeigu mes įsitikinę, jog tiesa neturi jokios jėgos, mes niekada net nešime vaisių Dievui. Vienas pavyzdys, paprastas gyvenimiškas. Kalėjime sėdi daug žmonių, kurie pakankamai nemažas, sąlyginai nedidelis tiek, kiek ten jų yra, ateina į bendravimą su kapelionų asociacija, su kapelionais. Ir mes su jais kalbamės. Daugelis iš tų žmonių nemeta rūkyti. Jie nemeta rūkyti.
Daugelis iš tų žmonių, jie nesugeba padaryti elementariausių dalykų. Dievo jėgos veikimas savyje nemato jokio. Kodėl? Jie netiki, kad Dievo tiesa turi jėgą. Jie nesutinka su tuo. Žmogus sėdė ant kėdės ir jisai miega. Ir jį pažadinam, sakom, atsikelk prašau. Jisai sako, aš nemiegojau. Kaip tu nemiegojai, jeigu visi juokėsi, nes tu knarkiai? Aš nemiegojau, aš tik akis užmerkiau. Žiūrėkit, jis pasilieka netiesoje ir taip visas jo gyvenimas eina. Jeigu jisai pripažintų tiesą, jeigu jis pasakytų prieš viešpatį, Dieve, aš miegu, aš negaliu tai padaryti, man reikalingas tavo palaiminimas arba tavo jėga, kad aš galėčiau klausyti tavojo žodžio. Nes tai yra teisinga. Nes Dievas ragina mus būti dėmesingais tam, ką jisai kalba. Ir visa tai yra tiesa. Jeigu jisai suvoktų, kad šituose žodžiuose yra tokie svarbus, jokiuose jis yra jėga, kuri gali jo gyvenimą įtakoti, ir pasakytų tai atvirai Dievui, žinot, kas pradeda vykti, jis nustoja miegoti. Nes Dievo dvasia pradeda veikti jame, šiame mažame galbūt dalyke, mažuose, nežymiuose dalykuose iš pradžių, tačiau pradeda veikti jame, jis turi jėgų nemiegoti, jisai staiga turi jėgų ir tokių žmonių jau yra tenais. Išlaikyti dėmesį tą valandą arba dvi, jisai sugeba dalyvauti tame, jam kažkas darosi viduje, kažkas keičiasi, jo gyvenime kažkas keičiasi. Bet tas žmogus, kuriam tiesa neturi jokios jėgos, kuris visą savo gyvenimą mato jėgą visuoj kituose dalykuose, jis niekada nepradeda nešti vaisių Dievui, nes jisai nepasilieka tiesoje. Tik susiduria su realybė ir jisai pasirenka melą, pasirenka fikciją, pasirenka tai, kas netinka. Antra problema, su kuria susiduria žmonės santykiai į tiesą, nustatydami savo, tai yra emocionalumas. Tai yra emocijos. Žmonės pasiduoda emocijai, o ne tiesai, ne Dievo žodžiui. Emocija negali būti mūsų veiksmų pagrindu. Jeigu mes norim nešti vaisių Dievui, emocija negali būti mūsų veiksmų pagrindu. Jeigu mane sunervavo, arba atsiprašau už tokį liaudišką žodį, sunervino galbūt literatūriškai, mano mažylis, mano veiksmų pagrindas su juo, arba tai, kaip aš su juo toliau dabar elgsiuosi, neturi būti mano emocija. Jeigu tai mano emocija, aš nenešiu vaisių Dievui, man jie neveikia Dievo jėga, man jie neveikia tai, kas iš tikrųjų atneša palaiminimą ir ugdo jį. Jeigu mano veiksmų pagrindu tampa tiesa, kad neerzinkite savo vaikų, kad jie netaptų baugštus, kad mokykite juos kantriai, kad ugdykite juos, rodykite kelią nuo pat mažens ir taip toliau, mylėkite. Ir jeigu aš elgiuosi pagal tai, kas yra tiesa, ne pagal savo emocijas, bet pagal tai, ką aš suprantu, patikėkite manim, jeigu aš tai stengsiuosi suprasti, aš stengiuosi galvoti, aš dėl to meldžiuosi, manyje pradeda veikti Dievo jėga. Ką daro Dievo jėga? Jinai keičia mane. Jinai daro mane žmogumi, kuris turi savyje šitas savybės, kurioje matomi, kuriame pradeda matytis tie pirmieji dvasios vaisiai. Jeigu emocija tampa mano žmogaus pagrindas, tai aš niekada, mano veiksmų, pagrindas, aš niekada netapsiu žmogumi, kuris turi jėgą. Žmonės, kurie vadovaujasi emocijomis, niekada nebus stiprus Dieve. 2 Korintiečiams 5 skyrius, nuo 2 iki 6 eilutės, jeigu trumpai apibendrint, mes turime gyventi neregėjimo tikėjimu. Mes turime gyventi tuo, kas yra tiesa. Ir tokiu būdu mes iš tikrųjų pradedam nešti vaisių Dievui. Trečia problema, su kuria susiduria žmonės, tai yra pseudodvasingumas. Kada žmonės netikrus dalykus susikuria savo dvasinę realybę, imituoja dvasios pasireiškimus, imituoja kažkokią jėgą, kuri neva veikia antgamtinę. Tokie labai žinomi gydytojai, kurių realiai nėra nei vieno patvirtinto išgydymo atvejo. Nepriklausomų šaltinių daryti tyrimai ir nesugebėjo pagrysti, atvirkščiai ten, kur buvo reklamuojami išgyjimai,
tie žmonės, kada iš jų ima interviu, šalia yra bukletas, kuriame jie išgyja, jie net nežino, ar kad yra išgyja, arba jų išgyjimas pasibaigė nulipus nuo scenos tarimas, arba jie jau yra mirę. Nei vieno atvejo iš visų reklamuotų nebuvo patvirtintų. Nei vieno. Žmonės susikūrė savo pseudo realybę, pseudo dvasinius dalykus, pseudo jėgą, kurios vaikosi po visą pasaulį, konferencijas, samitus, net nežinau, kaip ten kitaip jie vadinasi, enkauterius ir visus kitus dalykus. Jie vaikosi šitų jėgų pasireiškimus ir mano, jog taip Dievo jėga ateina. Ir šitas pseudodvasiškumas, kuris pakelia juos į jūsų pačių susikurtą dvasinį lygį, Dievas man pasakė, Dievas man parodė, jisai nubloškė juos tolyn nuo tikros Dievo jėgos. Apie tai parašyta laiške Kolosiečiams, 2 skyrius, 8 eilutė. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ar tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Nes kaip bebūtų įdomu, apie tai nesiplėsim, tie visi superdvasiniai pasireiškimai arba superdvasiškumas šaknimi turi nuodėmės prigimti žmogaus, kuris siekia įtvirtinti save arba sureikšminti save per ką tik tais įmanoma. 4 problema tai yra skepticizmas. Žmonės kritikuoja tiesą ir žmonės keičia ją matuodami viską savo sugebėjimu tą tiesą suprasti. Jie kelia neteisingą klausimą. Jie neieško tiesos, o ieško kažkokių spragų arba netitikimų, kažkokių nesupratimų, kažkokios netiesos tiesoje. Ir toje vietoje jie nesugeba gyventi tiesoje, nes mano, jog jie yra aukščiau už tiesą. Aš neseniai susidūriau su vienu broliu, su kuriuo mes kalbėjom trumpai apie vaikų auklėjimą ir ten, kur parašyta, jog moteris bus išgelbėta gimdydama vaikus, jeigu jie pasiliks tikėjimą, meilėje ir taip toliau, jisai sakė, kad šita rašto vieta jinai negaliojanti. Moters išgelbėjimas arba moters tarnystė negali būti statoma į priklausomybę nuo jos vaikų, tai kas yra, kokie yra jos vaikai. Visa tai buvo anksčiau, akmens amžiuje, kada vyras buvo medžiotojas, o moteris sėdėjo namuose ir tik tais sėdėjo su vaikais ir tada joj buvo be abejo atsakomybė, o dabar moteris dirba. Ir tokie panašus pasvarstymai. Žmonės skepticizme savo nusistato patys savo racionalės taisyklės, kurios nėra realybės atspindys. Ir tame neveikia Dievo jėga. Ir tada vaikuose tikrai neveikia jokia jėga, kuri turėtų juos sukurti arba perkurti jų širdį per motinos tarnystę, nes jinai netiesoja. Taigi, baigdamas šitą trumpą paraginimą arba trumpą pamastymą, noriu dar kartą atkreipti jūsų dėmesį ir savo taip pat. Viešpaties jėga mūsų gyvenime veikia per tiesą. Pasilikime tiesoje, kad aną dieną, kaip čia džiaugiame šitais vaisiais, kad mes aną dieną galėtume prieš viešpatį atnešti pirmuosius dvasios vaisius, kurie bus užaugę mumise. Ir kaip parašyta, kad Kristus pasirodytų nuostabus ir nuostabą keliantis visuose, kurie jį pamilo. Būkite palaiminti. Pasimelskime.